Primkite mano nuoširdžiausius sveikinimus su šventomis Velykomis, su Kristaus prisikėlimu. Tai Kristaus prisikėlimas, kurį švenčiame kasmet, bet kasmet mus nustebina, pradžiugina ir sustiprina. Kaip tai gali būti, kad mirtis nugalėta, kad nuodėmė įveikta? Tai tikrai Dievo slėpinys, kurį Viešpats dovanoja kiekvienam iš mūsų. Tai būkite pasveikinti visi, kurie švenčiate šventąsias Velykas tiek tėvynėje, tiek plačiajame pasaulyje. Šie 2025 metai yra labai ypatingi, tai yra jubiliejiniai metai. Ir jubiliejų švenčiame be abejo keliaudami į Romą, kur didžiosiuose bazilikose atvertos šventosios durys, bet ir švęsdami išgyvendami ten, kur esame. Jubiliejaus mintis arba tema yra tai, kad esame vilties piligrimai. Kiekvienas žmogus, kiekviena tauta, visas pasaulis, visiems mums reikia vilties. Keliaujame per pasaulį suprasdami, kad mums reikia to padrąsinimo, vilties, kuri padėtų su tokia džiugia nuotaika žengti į priekį. Labai dažnai esam linkę atkreipti dėmesį, savo žvilgsnį sukoncentruoti tai, kas sunku, negera, pavojinga, grėsminga. Be abejo, tai pirmiausia krenta į akis. Bet Velykos kviečia pamatyti ir tai, kas gera, kas gražu, kas yra pavykę. Ir tiek daug gražių pavyzdžių žmonės, jauni žmonės, kurie savanoriauja, kurie padeda kitiems. Bendruomenėse daug dalykų vyksta dėka tų žmonių, kurie paaukoja savo laiką, savo energiją. Taip pat gražu matyti lietuvius, kurie organizuoja šventąsias mišias, pamaldas, ten, kur kunigas retai atvyksta. Žmonės organizuoja, suburia kitus, praneša, pakviečia, katechizuoja. Tai nuoširdus dėkingumas visiems tiem, kurie taip gražiai yra įsijungę. Bet visa tai yra žmogiški ženklai. Ir mes turim dar didesnį vilties ženklą, tai Kristaus prisikėlimą. Jį švenčiam dabar. Kristaus prisikėlimas pranoksta bet ką mes galėtumėm sugalvoti. Nes Kristus duoda viltį, kurio žmogus negalėtų duoti. Ir apaštalas Paulius sako, kad Kristaus viltis yra ir tada, kai atrodo, kad nebėra jokios vilties. Ir Velykų Evangelijoje skaitome, kad kai moteris pasakė mokiniams, jog Jėzaus nebėra kape, du mokiniai atbėgo prie kapo. Petras ir kitas mokinys, kurį Jėzus mylėjo, tikriausiai apaštalas Jonas. Ir štai tas kitas mokinys žengė į kapą ir kaip evangelistas rašo, jisai pamatė ir įtikėjo. Ką jisai pamatė? Tuščią kapą, tas drobulės, kuriomis buvo suviniotas Kristaus kūnas, tiesiog numestas, paliktas. Bet tikėjimas jam padėjo jau tada nujaust, kad čia įvyko kažkas didingo, kažkas nepaprasto. Ir tas tikėjimas įvedė į susitikimą su prisikėlusiu mokytoju, ir kurį iš tiesų sutiko vėliau. Tai, ką matome kūno akimis, dar nėra galutinė tikrovė. Dievas paruošia kur kas daugiau, negu mes galėtume įsivaizduoti. Ir tokio žvilgsnio mums reikia dabar, kiekvienam iš mūsų gyvenime. Labai gražiai yra pasveikinęs, palinkėjęs praeitame šimtmetyje gyvenęs vokiečių vyskupas Klausas Hemerle. Norėčiau paskaityti, pasidalinti su jumis jo žodžiais. Linkiu mums Velykų žvilgsnio, kuris mirtyje įžvelgtų gyvenimą, kaltėje atleidimą, susiskaldime vienybę, žaizduose išgydymą. Linkiu mums Velykų žvilgsnio, kuris žmoguje žvelgtų Dievą, Dieve žmogų, savyje kitą. Ir dar linkiu mums visiems Velykų stiprybės ir ramybės, šviesos, vilties ir tikėjimo, kad gyvenimas yra stipresnis už mirtį. Viso to linkiu ir aš jums.
Tegul Velykų šviesa užlieja visus, tegul Velykų džiaugsmas pasilieka širdyse ir viltis padeda gyventi. Džiugių šventų Velykų.